Kodėl nusprendėt dalyvauti šitam piliečių vizijų seminare? Kai jau rašiau anketoje, tai gyvenu jaunėjančiame kaime ir strategiškai mūsų kaimas yra pakankamai geroje vietoje, bet yra daug jaunų žmonių, kurie iš to kaimo nelabai kur ir išeina. Tad reikėtų organizuoti jų veiklas, reikėtų aktyvinti juos, reikėtų leisti jam pasijusti reikalingais ir paskatinti aktyviau dalyvauti tam visuomeniniam gyvenime. Tai vat pagrindinis tikslas buvo toks. Dėkui. Sakykit, vis tiek rytas dabar su kokiom pirmom mintim ateities vizijai atvykstate į šitą renginį? Iš tikrųjų, tai turiu tokį numatymą, kad vis tiek gvildensim tokias temas, kurios aktualios yra ne tik tai man asmeniškai, bet turbūt mums visiems. Ir tiesiog kažkokios dar numatytos į priekį, kaip čia kas bus, nelabai turiu tos vizijos.